Elektros vagystė tęsiasi. Atsikėlus 6 valandą buvo 2,54, dabar jau 2,80 įtampa, 2,79. Šaldytuvo drasko 32 amperai ir 54 vatai. Elektra sukama toliau atgal. Vadauskai demonstruoja, kad gali valdyti ir policijos pareigūnai nereaguoja į prašymus atvykti į namus, užfiksuoti nuplėštas plombas vakar nuėmant apsaugos kamerų įrangą iš rūsiaus. Pasilipusiam kopėtėlį radau plombas padėtas ant elektros skaičiuko rozetės viršaus. Taip pat yra 2 plombos ir yra varžtas, kurį Badauskai greičiausiai nebespėja Badauskas Vytautas prisukti skubėdamas. Plombas yra negamyklinis, yra pilkos, 2 plombos, kurių jis nesuspėjo pakeisti su visu varžteliu viršų ir rozečių. Esu nereaguoja į vagystę. Galime dėl to, kad dviguba buhalterija, nes dokumentai buvo suklaidinti. Badauskai toliau vagė, šiąnakt neleido miegoti, telefonų įrenginys pradėjo skambėti. Balsai, vienu metu net 112 atsiliepė kažkokia moteris, bandžiau visaip išjungti tą telefonų įrenginį. Badauskai toliau kvailioja, nemiega, tai yra visa grupuotė asmenų, kurie tyčiojasi. Trukdo pareigūnus, atvirai tą daro, dar kartą įrodo, kad turi psichinę negalią Badauskas Vytautas. Telefonų įrenginį buvo užfiksavę mano kaimynų namą. Šiuo metu taipogi toliau vyksta nusikaltimas, kaip matom. 14 įrenginių Badauskai perdavė tretiems asmenims mano asmens duomenis. 14 įrenginių prisijungė, iš ryto buvo prisijungę per vaiko telefonų įrenginį, IP adresas vaiko. Mano visiškai atjungė GPS, visas prisijungimų statinio IP adreso prisijungimo duomenis. Jie valdo ne tik serverius, valdo įrenginius, gali įvesti klaidą. Apsaugos kamerų pagrindinis įrenginys rodo, kad nėra kietojo disko. Atidariusi jo pati nebuvau, bus nuneštas meistrui. Ir jeigu kietasis diskas yra viduj, vadinasi, Badauskai dar kartą įrodė, nes nuotraukos yra padarytos, vadinasi, dar kartą įrodė, kad Badauskai gali valdyti bet kurį įrenginį ir įvesti bet kokią programą, kad šie įrenginiai neveiktų. Dėl to yra apvaginėjamos įstaigos, įmonės, žmonės, gyventojai. Tai yra jau susiformavusi grupuotė Vilniaus, Kretingos, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių apskrityse. Telšiuose yra Badauskienės pusseserė šeima, Badauskai patys. Tarpininkauja vienas ESO darbuotojas, kuris mane jau sekė su pilka mašina. Jis dirba ESO, pavardės nežinau, sužinosim. Jis prisidėjo prie Badauskų, todėl yra dar įrodymas, kad ESO dangsto Badauskų nusikaltimus ir galėjo nutekinti prisijungimo duomenis prie skaičiukų ir kaip tai vyksta. Vagystė toliau tęsiasi, skaičiukų rodmenys yra klaidinami. Katilas iki šiol visą savaitę dirbantis katilas nepakilo daugiau 38 laipsnių. Namuose yra pakankamai vėsoka, nors lauke ir šilta. Badauskai piktybiškai įsilaužė į katilo kompiuterį ir piktybiškai nustatė temperatūrą, kurią pasiekė 40 laipsnių pasiekęs, katilas atgal sugrįžo. Vakar net 39 pasiekus jau vėl katilo temperatūra krito iki 38,6 laipsnių. Tai daro Badauskai piktybiškai. Šitaip gali valdyti tik tai STT turintis
asmenys įrenginį. Tai yra visus įrenginius gali valdyti tik vienas įrenginys, kuris priklauso STT darbuotojams. Kaip ir iš kur pas Badauskus atsirado šitoks įrenginys, STT turėtų labai susirūpinti, nes kuo matom toliau, tuo labiau Badauskai vyksta įsilaužimai į serverius, įstaigų, įmonių, nutekinami duomenys, įsilaužimai į Seimo narių, kas buvo minėta ir policijos pareigūnams, kad būtent per mano telefono įrenginį buvo labai daug Seimo narių pavardžių. Atidariau, aš ieškojau mano istoriją ir būtent per žinias išgirdom, kad įsilaužta iš šitų Seimo narių serverius buvo. Taip pat per mano telefono įrenginį per Latviją pasirodo Dobilės nuovada, yra slaptažodis, nurašytas ranka, nes jie trina visus įrašus, naikina, keičia, iškarpo. Ką parodė ir apsaugos kamerų įrašai išlikusios nuotraukos, kad visiškai gali ištrinti, gali sukarpyti, gali padaryti taip, kaip jiems patiems Badauskams yra paranku, suklaidinti. Google Play parduotuvėje matosi, kad Badauskai naudoja būtent failų koregavimui, pasiklausimui, slaptosios kameros, sekimas mašinų, kriptovaliutos, finansinės, piniginės. Paskutiniu metu matosi, kad labai domisi monetomis yra programa ir labai bijau, kad nebūtų įsilaužta į vaikų namus. Pas mus namuose irgi monetų yra kolekcija, vaikas taupė, vedė užrašų knygutę, galimai gali būti irgi įvykdyta vagystė. Kad Badauskas įsilaužė į namus, kad vagė elektrą, tik dar kartą įrodo tai, kad jie nuplėšė pliombas, užblokavo kameras. Tai yra, jeigu žmogui jis nedaro jokių nusikaltimų, Badauskai būtų šito nepadarę. Tai jiems reikalinga elektra, buvo sukeisti greičiausiai laidai, skaičiukas mechaninis sukasi atgal, skaičiukas visiškai naujas buvo, nupirktas įdėtas, yra garantinis čekis, yra metai, taip yra dėžutė. Ir jau ne pirmas skaičiukas keičiamas yra. Ir Badauskai dar kartą įsilaužė namus parodė, kad jie vagė elektrą. Nei vienam, nei notarui gyvenančiam priešais, nei kaimynui. Tikrai elektros nereikia, jis net saulės baterijas yra pasidėjęs ir vienintelis kaimynas, kadangi persikėlėm į Dirkstelio gatvę, vienintelis kaimynas vėlgi yra Badauskas, lygiai taip pat kaip Baranausko gatvėje vienintelis kaimynas buvo būtent Badauskas, Vytautas su Badauskiene Elvyra, kitų kaimynų nebuvo, nes buvo grinai laukuose, keletas tik mūsų namų. Tai dar kartą įrodo, kad būtent Badauskai ir vykdo nusikaltimą. Bus surinkti visi duomenys, laukiam policijos atsakymo. Pareigūnė sakė, man neįmanoma priskambinti, kada penktadienį rašiau pareiškimą. Tai pareigūnei buvo aiškiai pasakyta, yra rašomi pareiškimai tam, kad parodyti, kad Badauskai valdo mano įrenginį ir negalima susisiekti net patiems pareigūnams. Pareigūnai iki šiol nesupranta, kad yra tarptautiniu mastu jau daromi nusikaltimai. Latvija, Lenkijos Wi-Fi, policijos nuovadų Wi-Fi, Kauno kriminalinės policijos nuovados Wi-Fi. Tai yra būtent net per pačių policijos pareigūnų internetus yra jungiamasi prie mano paskyrų, naudojant būtent per trečius asmenys naudojant Wi-Fi įrenginius. Visos programos yra susijęs su Wi-Fi, Bluetoothu, ir jų aš negaliu išjungti, Badauskai yra užblokavę ir yra nevaldomi. Visų yra 14 įrenginių šiuo metu, vienas, sakykime, yra mano įrenginys, tai yra 13 klonų mano įrenginių Badauskai yra padarę. Įrenginių klonai buvo rodomi programėlės iš Google Play ir pačiai policijos pareigūnai, kad pamatytų, kad tai yra įmanoma, kad tai yra faktas. Ir ką Badauskai panaudojo. Tai yra, jūs neseniai instaliavote, jūs neseniai naudojotės programėms, ką Google Play atstovė ir pasakė. Google atstovė būtent pokalbio metu keletą kartų buvo skambinti, pasakė, taip, ką jūs atidarote, kokias programas naudojate, tos programos ir yra būtent įvardintos. Ir būtent jums yra siūloma tą, ką jūs naudojate.
Mano telefono įrenginėje matom viskas, kas susijęs su žmonių sekimu, neteisėtais prisijungimais, piniginės operacijos, pasiklausimai, failų koregavimas, spausdinimas, pokalbiai. Dabar ypatingai atsirado pokalbių daug programų, kurias aš irgi pasirodo taip pat naudoju. Tai yra Badauskai naudoju, Badauskų grupuotė naudoju, dėl to mano įrenginys yra visiškai užblokuojamas, visiškai atjungiamas internetas. Elektros vagystė vyksta toliau, 252 įrenginiai, kriptovaliutai, namų šildymui. Ir esu nereaguoja, kiek Badauskai sumoka už dujas. Malkomis jie šiemet tik tai 3 kartus, kiek buvo pastebėta, net grįžtant, tai buvo pasikūrę. Jie taip pat toliau yra stebimi, taip kaip jie naudoja mano namų stebėjimui, kad užfiksuoti, ar mes esam namuose, termovizorių, ką ir buvo nekartą sakyta, rašyta, nes per mano telefono įrenginį buvau pirktas ir policijai net nuotrauka parodyta, atspausdinta ir atiduota, kad pirktas termovizorius, tai yra medžioklė, žmonių sekimai uždaruose patalpuose. Paškauskas Elis Badauskaitės Ligitos sūnus garsiai prie tvoros kalbėjusiu su nežinomu man asmeniu ir sakė, aš tos kvailelius ir šikančius dabar matau. Tai yra vaikas reklamuojasi garsiai ir toliau atvažiavęs, tiek Badauskienė pati garsiai kalba su Badausku, tiek Elijus garsiai, tiek Ligita mėgsta labai garsiai kalbėti kieme ir reklamuotis apie toliau daromus nusikaltimus mūsų nusavybėn, tai yra internetai, telefonai. Vilniui prisijungė net 3 Motorola įrenginiai prie TikTok paskyros. Tai yra būtent Motorolas įrenginys ir buvo užfiksuotas pirmą kartą prisijungus prie Baltikum, kad Elijus Paškauskas vienas pats buvo namie ir man keitė routerį. Tai būtent Motorolas įrenginiai. Linuxas Motorola, tai yra Badauskų pagrindiniai įrenginiai, su kuriais jungtasi ir Badauskai gali per sūnėno darbo kompiuterius Kaune taipogi jungtis prie manęs. Fiksuoja biuro. Greičiausiai Badauskų sūnėnas dirba biuro žmonių įdarbinimui, nes yra labai daug naujų įrenginių būtent užfiksuota iš šitos įstaigos. Ir žemėlapis palydovas nurodo būtent tą įstaigą Kaune. Tai dar kartą rodo, kad nusikaltime dalyvauja Šiauliai, Vilnius, Kaunas, kur dirba, iš Vilniuje gyvena, Kaune dirba, Klaipėda, Badauskas Ernestas renginių vedėjas, labai saugokitės, nekvieskit, nebendraukit, nes iš tikrųjų jau šitą šeimą kelia didžiulį pavojų, naudojasi jūsų telefono numeriu, per telefono numerį gali susekti jūsų adresus, prisijungti prie jūsų VMI, prie valdžios vartų, kas įrodė ir man, bandant vaikus užregistruoti, net buvo vėlgi pakeisti duomenys, kurie buvo naudojami prieš 3 metus, vėl įvesti tie patys duomenys. Tai yra, Badauskienė naudojasi net mano senaisiais duomenimis ir mano net senuoju telefono numeriu. Telija sakė, kad šis numeris nebeegzistuoja. Tai pasirodo, kodėl jis nekartą mums atsirado, kad mano būtent prisijungti prie šito numerio rekomenduojama. Tai va, Badauskai valdo serverius, valdo namus, valdo visų žmonių įrenginius, būtent su įrenginiu, kuris priklauso STT, gali sustabdyti, išjungti, įvesti klaidą, ką įrodo mūsų apsaugos kamerų įrenginys, nėra kietojo disko, galimai yra ir išimtas kietasis diskas iš šio įrenginio, kad neįrašinėtų. Įrenginys neveikia, jis yra visiškai dabar atjungtas, naktį Badauskai neleido miegoti, junginėjo įrenginį, garsą, ryte atsikėlusi matėsi, kad mano duomenys visiškai yra atjungti, yra pajungtas vaiko telefonas, IP adresas mano visiškai buvo ištrintas, atjungtas, sunaikintas, reikėjo vėl naujai suvesti. Tai dar kartą įrodo, kad Badauskai gali valdyti bet kokį įrenginį ir visus 14 metų vykusius nusikaltimus, vagystės susijęs su kamerų atjungimu, signalizacijų mašinoms atjungimu, judesių davikliais ir visa kita, tai yra būtent susijęs su Badauskų grupuotės veiksmais ir žmonės turėtų būti labai atsargus ir pranešti, informuoti policijos pareigūnus. Tai yra jau senai patyrusi grupuotė, Badauskas neteisimo stiklo paketą, ką ir pagautas, jis sugeba atrakinti duris, nors ir spynos buvo širdutės pakeistas, tai yra
išvadą galim daryti, kad jis sugeba atrakinti bet kurią spyną, turėdamas visraktį. Tai yra jau įrodyta, kad neįbejėtų, mes esame katilinės duris atrėmę jau ir su kastuvu, bet vis tiek buvo įeita per, neaišku, ar per duris, ar per langą buvo plėvelė užklijuota. Tai buvo jinai pažeista, lipni juostelė, stiklas su rėmu ir matėsi, kad tikrai buvo stiklo paketas išimtas, nes buvo atklijuota, tai yra ne vienoje vietoje. Bandėm visus atvejus ir degtukus, ir plunksnos padėti, ir radom nukritusius ant žemės, ir lipnios juostelės nuplėštus, permatomus kabados, kai iš karto nepastebėjo. Tai yra įeinama visokiais būdais, išnaudojame visi būdai, kad tik tai įsilaužti. Ta parodo ir nuplėštos pliombos apsaugos, internetinio kabelio, vėlgi naujas pajungimas, net pajungimas yra tiesiogiai vienas su baltom. Ką mes pasidarysim, mes pasikeisim laidus, tikrai nusipirksiu laidą ir paimsim, išsikviesiu Baltikum darbuotojus, kad pakeistų mums tiesiogiai tą laidą, išvestų, kad nebebūtų jokių sienose sujungimų. Ir pažiūrėsim, kodėl Badauskai ir toliau yra dangstomi policijos pareigūnų, kada jau vyksta nusikaltimai tarptautiniu mastu.